pabandysim originaliai pradėti renginį minutę anksčiau, paprastai visi renginiai prasideda šiek tiek vėliau, tai šitas bus išskirtinis jau tuo. Ir kita vertus, labai smagu bendrauti su jumis ir šią nepilną valandą, kiek supratau, renginį skirta apie 50-45 minutės, mes norėjome kalbėti, pradėti kalbą apie psichoterapiją ir religiją. Ir knygos pagrindas, teisingų susitikimo pagrindas yra knyga Gyvename kartą, bet kiekvieną dieną, pokalbiai su gydytoju, psichiatru ir psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku. Čia jūs matote jo geresnį variantą, jo kiek prastesnis originalas sėdi scenoje. Ir vėlgi, tai vėlgi galimybė tikrai susitikti ir su psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku, o kai galvojau apie patį šio susitikimo temą, tai galvojau, kad yra labai simboliška, kad psichoterapija, galima sakyti, psichoterapija gimė kartu su Zigmundu Freudu, kuris sakė, kad tikėjimas yra neurozė, kad religija yra neurozė, kurią reikia paprasčiausiai išgydyti. Ir kitas ekstremumas, matome gydytoją Alekseičiką, kuris sako, kad netikėjimas yra neurozė ir kad visos mūsų problemos, na, čia galbūt taip supaprastinu, bet sako, visos mūsų baimės kyla iš per mažos Dievo baimės. Ir tai galima sakyti simboliškai, kad kad šiandien diskusija yra Alekseičikas prieš Freudą ir Freudas prieš Alekseičiką, kadangi neturėjome galimybės nei finansinės, nei kitokios pasikviesti Freudą, tai gydytojas Alekseičikas sakė, šiandien atstovaus tiek save, tiek Freudą. Tai žadėjo ginti Freudo poziciją ir tada prašė, kad mes gintume Alekseičiko poziciją. Nežinau, kaip tai bus toliau. Bet kadangi kiekvienas renginys, kuriame dalyvauja Aleksandras Alekseičikas, kartu yra ir psichoterapijos grupė ir viskas, tai ne vien tik tai renginys, bet terapija vyksta, tai dėl to čia mes susėdame kaip grupė, kurią atrinko Alekseičikas, nenustepsiu, jeigu dar nors iš jūsų atrinks ir jūs turėsite irgi atsisėsti į priekį. Tai pabandysiu šitos grupės narius pristatyti, tai pirmiausia, tai yra Robertas Petronis, asistencinės terapijos centro vadovas, tikrai yra turbūt nuosekliausias psichoterapeuto Alekseičiko mokinys, bet išgijęs ir pasitraukęs iš skyriaus. Nes kaip knygoje galima skaityti, kad iš tikrųjų, kad kai žmonės išgyja, jie iš skyriaus išeina. Ir galit matyti Jolantą, ji dar neišgyjo, daug metų gydosi, bet dar niekaip negali, iš to skyriaus išeiti dar neišgyjo. Tai čia matote pranciškoną kunigą, psichologą ir vieną iš tos knygos sudarytojų ir iniciatorių, Arūną Peškaitį. Nežinau, gal jis kaip dvasininkas turi kažkokių gali atstovauti Freudą šiame renginyje, nežinau. Bet jį užtarti dar galės, bet jau jį suprasti, išklausyti ir atleisti jam. Tai šiuo atveju tai Arūnas Peškaitis, šiuo atveju Julius, tai aš suprantu, kad vis tiek skyriui reikia pacientų, tai kai Robertas išėjo, tai Julius visgi užima jo vietą, kad nebūtų tuščių lovų, tuščių vietų, tai vat Julius yra, vėlgi, turbūt dabar tas žmogus, kuriam tenka visa geroji ir blogoji gydytojo Alekseičiko energija, nes iš jo bando daryti mokinį, nežinau kaip sekasi. Jis dar ne burtininkas, bet mokosi, tai vat irgi jis galės atstovauti programą, jūs jo nematote, bet iš tikrųjų iš čia yra. Taigi, tai dabar tada, kad paskutinį pristatinėtume gydytoją, tai dar norėčiau pristatyti rašytoją, poetą Jeronimą Laucių. Dabar galvoju, ar jūs gydote gydytojas jūs, ar koks šis santykis? Mokosi gydyti kitus ir rinkti savo Hogwartso kursą. Gerai, o dabar tada gydytoją Aleksandrą Alekseičiką pristatinėti turbūt nereikia, nes tie, kas perskaitė knygą, tai tiems nereikia pristatinėti, o vis tiek kitiems vis tiek geriau perskaityti tiek knygą ir sužinosi. Tai maždaug tiek, tokia esame kompanija, bet su ko viskas gali keistis. Jeigu kas nors atsirastų salėje, koks nors Freudo pasiekėjas, tai būtų tikrai labai nuoširdžiai gražu, nes tada būtų, kad mes taip kažkaip nutiko, kad
čia beveik vienminčiai susirinkome. Tai šitoj pusėje ir kita vertus, iš tikrųjų, jeigu tikiuosi bus klausimų, irgi labai yra puiku. Dabar... Bet ne viską norėjau pristatyti, jūs gal visi pažįstat, jis yra irgi vienas iš knygos sudarytų ir jos redaktorius rašė viską ant popieriaus guldė, taip kad aš kaip redaktorių norėjau pristatyti. Ačiū. Taip, kaip supratote, kas knygoje yra negerai, tai mano kaltė, kas gerai, tai yra gydytojo Alekseičiko. Tai va, apie šitą knygą, tai tik tai ką galiu dar beje apie tą knygą pasakyti, nes apie turinį man jos kalbėti ilgai nesinori, nes laiko per daug tam tiek yra. Noriu pasakyti, kad kiek knygų ten matote dar, ir kad ten jau šiandien tokia šventė, kad yra su mumis gydytojas Alekseičikas, tai yra pigiau, išskirtinė kaina, bet va, kiek matote, tai praktiškai yra beveik visos knygos, kurios liko iš tiražo. Tai jeigu kas nors galvoja, kad ją galėsite įsigyti vėliau, tai galvokite toliau, bet taip neįvyks. Tai tik tai aš tiek noriu jūs įspėti. Tai... O ta knyga iš tikrųjų yra, mano supratimu, viena geriausių knygų, kur Lietuvoje išleista apie psichoterapiją. Čia jau pradedu provokuoti kitus. Ir, matote, vėlgi turbūt dėl to sakau, kad kai kada taip paklausia gydytoją Alekseičiko apie kurį nors žmogų, jis sako, aš nežinau, koks jis aš jo neįgyčiau. Tai aš kitų knygų nežinau, aš kitų knygų nesudarinėjau, tai prasme, tai man šitą yra geriausia. Tai, o šiaip tai iš tikrųjų galvoju, kad nepradėti iš karto nuo gydytojo, gal iš tikrųjų pradėti nuo jo išgydyto mokinio, tai gal nuo Roberto Petronio, kuris, kiek aš suprantu, irgi bando savo psichoterapijoje derinti krikščionybę arba bent jau yra krikščionis psichoterapeutas. Tai va tada paklausiu iš tikrųjų, kas bendro ir kas skiriasi Froidas ir Alekseičikas ir todėl gal nuo to pradėkime pokalbį. Bendro tai tikriausiai tai, kad abudu yra tokie ekstremalai ir tokiuose priešingose barikadų pusėse, bet bandantis nuspręsti, ar tikintis yra neurotikai, ar netikintis yra neurotikai. Šitą prasme, tai man atrodo, tai toks klausimas yra nelengvas. Viena iš tokių asociacijų, kurie ateina, tai kalbant ne apie psichologinę sveikatą, bet apie fizinę sveikatą, tai gali būti giliai sergantis fiziškai žmogus, bet labai dvasingas. Ir giliai dvasingas. Gali būti fiziškai sveikas žmogus ir, jeigu taip ekstremaliai šnekant, tai bedvasis. Ko gero, lygiai taip pat galima kalbėti ir iš psichologinės pusės. Jeigu kalbėsim apie neurotiškumą, tai neurozė toksai psichologinio lygmens reikalas. Tai ko gero, drįsčiau sakyti, kad greičiausiai ir psichologiškai sveikas žmogus gali būti labai menkai dvasingas ir psichologiškai kompleksuotas. Toksai gali būti giliai tikintis ir tai yra tokia, kažin ar vieną iš kito galima išvesti. Aš matau, kad tu imsim diskutuoti. Taip, rodosi, žinot, kol kas taip kalbat, kad viską pasimaišo. Tai mes pasimaišom. Kaip ir, jeigu tu pristatyti, kaip reikia ir mane. Iš viso šiuolaikinė psichoterapija, žinot, yra apie 1000 visokiausių metodų dabar, mokyklų, taip, jeigu mes bandysim nuo 20 susiorientuoti, kad pasimaišysim. Tai mes pradėjom nuo to maišyti. Kaip sakau, aš iš viso neslapamoknai, pas mane labai gera atmintis. Tai negali iki šiol dovanoti jums, kad jūs išėjote, aišku, labai gerai, kad Paulius Julius atsirado, čia taip vis dar pradeda gyti. Tai vis tik, kada jūs sakėt, kad ten dvasingi, nedvasingi čia, sveiki, nesveiki, tai galbūt praktiškai būtų geriau, kad jūs parodytų, čia mes sėdim, kokie pas mus yra dvasingi ir neurotiški. Ir neurotiški. Kitas galėsim, kad fiziškai sveiki ir
praktiškai. Nu, buvo tokių iliustracijų. Galbūt žmonėms tada bus aiškiai, su kokiais klausimai pas ką kreiptis. Ne, jūs žiūrėt, kas užgina, tai jūs ir mus žiūrėkit. Jūs ir mus žiūrėkit. Jūsgi pakankamai neurotiškas. Bet kalbant apie dvasingumą, tai sakyčiau, kad ko gero pats dvasingiausias čia iš mūsų, tikiuosi, kad brolis Arūnas nesupyks. Nu čia ant mane lengviausia, bet ant visų kitų. Ir jie apie save taip pat. Ne, bet žmonės matytų. Vienas iš mūsų terapijos principus, o terapinė bendruomenė ir toliau, tai geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartą išgirsti. Jeigu tai pamatys, o paskui dar pajaus ir užjaus, bus tikrai jau čia įvykis, čia bus terapinis. Daugiau iliustruoti man būtų sudėtinga dabar ir bijau, kad mes užimsim labai daug laiko. Nu tai vat, žinot. Mes valstybiniai tokioj įstaigoje, dabar visai valstybiniai, bet kaip čia, savivaldybės įstaiga, tai turim trumpai ir turtai kalbėti ten ir šnekėti, o jūs kaip privatus psichoterapeutas galit savo leisti, kad ir aš tik tai replikuosiu, man atrodo, kad šito tikslas buvo, kad visi pajustumėte užuojautą, užjaučiate Robertą, man atrodo, visi susirinkė jau vieną vertus ir supratote, kodėl jis išėjo. Tik tai porą sakinių. Žinot, jūs kaip valstybinė įstaigoje, tai pacientai pas jūs nori gydytis ilgai, o aš kaip privatus psichoterapeutas, tai jie nori labai greitai ir pigiai. Bet čia kažkaip jūs taip greitai ir pigiai mums nepadėjot. Tai pradėkime nuo pirmos skirtumo. Freudas, kiek aš žinau iš knygų, paguldydavo žmogų ant kušetės ir reikėdavo ilgai pasakoti. Alekseičikas su tuo ir turi panašumų. Jis nebūdavo žmogų ant kušetės, jis jį prievartavo tiesiai, bet irgi labai viskas vyksta norisi ilgai ir viešai. Bet yra čia panašumai. Skirtumai turbūt iš tikrųjų didžiausia, beje, tai knygoje kalbama kažkiek apie Freudo ir Alekseičiko skirtumus, kalbama ir toje vietoje, kai, man atrodo, ir pats Alekseičikas sako, kad Freudui nepasisekė su tėvu. Ir iš tikrųjų už to sekėsi Alekseičikui pasisekė. Ir tikrai tas, kad Alekseičikas mano, kad tėvas yra ne konkurentas, o dovana, freudizmas visas yra persmelktas tą mintim, kad, jeigu tėvą pašalinus, visas problemos turbūt išsispręstų, aš tik juokauju, bet iš tikrųjų tas toks nepasitikėjimas ir pasitikėjimas tikrove, iš jo išauga daug labai ir tas psichoterapijos santykio su religija, bet aš turbūt, mane tuo ir pradės gydytojas gydyti, bet aš dar problemą savo nepasakiau. Tai šiuo atveju galima būtų paklausti Arūno Kaškaičio, kad iš tikrųjų leistų pasakyti, kad nors žinodamas, kad sulauks kažkokį Alekseičiko reakcijos, kad nors šią temą. Bet sunku susilaikyti, nes jūs sakote, kad pašalinti tėvą ir taip toliau. Nebūtinai. O Petronis nuo psichoterapinio tėvo pats pasišalino. Ne, taip toli. Čia dabar turbūt jau daktaro Aleksandro ir Roberto šau, bet bandau įsiterpti. Iš tikrųjų, kalbant apie Freudą, manau, vienas svarbiausių dalykų apie jį yra pasakęs Erikas Froidas. Jo turbūt nuosekliausias mokinys ir išplėtotojas. Jisai pasakė, kad Freudą šiaip jau daug kas neteisingai supranta. Pirmas dalykas, Freudas nebuvo prieš religiją, o prieš neurotišką religiją. Tiesa, kad jis vėliau pradėjo religiją tapatinti su neuroze aplamai, tai buvo tiesiog tam tikras perkelimas ligos simptomų į sistemą.
Ir Fromas savo tokioj gana populiarioj knygutėje, kuri netgi sovietiniais laikais buvo išleista Lietuvoje, Psichoanalizė ir religija, jisai sako, kad Freudo pagrindinis siekinys buvo sveikas protas. Bet jis norėjo žmogui grąžinti sveiką protą ir tikėjo sveiku protu lygiai taip kaip apšvietos filosofai. Ir tikėjo, kad sveikas protas gali susidoroti su visom pasąmonės chimerom. Ir galiausiai išgyvenant, visam asmeniui išgyvenant tai, kas nugrūsta į pasąmonę, galima išgyti. Ir toj plotmėj paskui Fromas svarsto apie religiją, kuri gali būti sveika ir gali būti nesveika. Ir pats Fromas labai įdomiai religijas klasifikuoja. Jisai kalba apie autoritarinės religijas ir apie religijas humanistinės. Humanistinė religija, jo nuomonė, yra krikščionybė ir budizmas, autoritarinės islamas ir judaizmas. Bet krikščionybė yra per daug judaizmo liekanų ir jis ten netgi pateikia pavyzdį, kaip jisai išoperuotų kalno pamokslą. Jėzaus pasakyta, Mato Evangelijoje, kaip žinote esate. Man Fromo požiūris yra labai simptomiškas. Tai yra požiūris žmogaus, kuris pasitikė sveiku protu kaip galutiniu arbitru. Tikrai ateistinis požiūris. Ir galiausiai jisai Freudą, norėdamas kabutėse apginti, jis pristato kaip visiškai racionalų ir užbaigtą ateistą. Va čia yra, manau, pagrindinė turbūt vis tik tai ašis, apie kurią galėtume kalbėti. Freudo psichoanalizė, nors mes ją galėtume rekonstruoti kaip vienaip ar kitaip, jinai antireligiška, todėl, kad yra antireligiškas jos kūrėjas. Ir daugelis nereligingų arba ateistų psichoterapeutų, ne vien tik Freudas, daugelis po jų, bet vienas iš žymiausių turbūt Jaunas, kuris atstovauja visai kitai krypčiai. Jie ateizmą priima kaip objektyvumą. Ir taip praktiškai, nežinau, apgaudinėja ar tik save, ar ir save ir mus, nes ateizmas yra pozicija. Bet taip vadinamas sveikas protas yra, tas konceptas yra pozicijos išraiška. O daktaras Aleksandras Alekseičikas, jisai neslepia savo pozicijos. Tai yra krikščionio pozicija ir ta pozicija jam leidžia į psichoterapiją žvelgti visai kitaip. Visai kitaip ir kūrybiškumui atskleidžia naujus horizontus, ką mes dabar turbūt ir pamatėm ir jau šiek tiek pajutom. Ir galbūt tai va čia ir yra pagrindinis ginčas. Aleksandras Alekseičikas neslepia savo pozicijos ir jos vien neobjektivizuoja. Jisai sako, tiesiog tai yra tai, kas daro mano gyvenimą tikresnį. Tikėjimas, viltis ir meilė. Jo, tai po tokio rimto kalbėjimo, kai visą salę nuščiuvo, bet iš tikrųjų aš labai giliai pasakė tuos dalykus, tik aš supratau taip, kad mūsų visų irgi viltis yra, kad gydytojas Alekseičikas neišsigydytų pats, nes kai jis įgaus sveiką protą, jo psichoterapija turbūt pasibaigs. Tai ir tada klausimas Alekseičikui irgi yra, kaip jūs sugebat visgi gydydamas kitus, išlaikytis, nenukristi sveiką protą, o išlikti pakankamai nesveikas, kad galėtumėte dar tikėti ir iš tikrųjų tada dovanoti ne tą kitiems, ką norėjo dovanoti Freudas, nes tas išgydymas turbūt yra baisesnis už pačią ligą. Tai, o būtent leisti žmonėms ir leisti žmonėms gyventi. Taip, koks geras klausimas. Žinot, atsakyti galinat labai lengvai ir parodyti visą šitą, tai turbūt turėsit jūs visi man to. Tai aš noriu pasakyti, kad dėl to pas mane viskas tvarkoj, kad aš iš vienos pusės nesu
gėrį šitam pasauliu iš blogio. Daugiau nėra iš ko. Taip pat noriu pasakyti, tada ir iš kur, praktiškai iš kur mes daromės protingi iš savo kvailumo. Daugiau nėra iš ko. Liaudis tai yra tikrai išmintingas ir sako, kad iš ko mes mokomės iš savo klaidų. Yra kitas variantas, pasakėm, kad protingi žmonės mokosi iš svetimų klaidų, durniai mokosi iš savo klaidų. Bet vėl papildomas ateinas iš turnystės į proto, paskui į išminties, bet gerai mokosi žmonės tik iš savo klaidų. Tai noriu pabrėžti, kad tikrai žmogus turi būti kartu ir išmintingas, ir durnas. Taip, labai tikiuosi, kad mano kolegos čia taip ir pademonstruos, kur aš esu protingas, kur aš esu durnas. Bet kad pavyzdį tokie ir jiems, ir jums parodyti, tai galiu pasakyti, kaip, pagrindinė nuo Petronas buvo filmas, tai daugiausiai kol kas dėmesio bus jo. Vidutinis, kiek aš žinau, tai vidutinis privatus psichoterapeutas, neblogas psichoterapeutas, uždirba per mėnesį 10 000 litų. Aš per mėnesį gaunu atlyginimą 2000 litų. Taip, aš nežinau, Petronis turbūt pasakys, kaip jis uždirba. Suprantama, galbūt kas nors yra iš šitas, iš mokesčių inspekcijos. Tai aš jums pasakysiu, kad aiškiai, kad aš esu durnas, o jis yra protingas. O kokie protingi yra dar kiti? Antras dalykas, psichoterapeutas, kuris dirba privačiai, tai jis neturi virš save viršininkų. Laisvas žmogus, jo niekas nekontroliuoja. Ir iš viso. Dažniausiai sėdi vienas ant vieno, pacientas pirmą kartą gal mato, psichoterapeutai, kad labai protinga psichoterapeutai, lingvistai, su mažai sėdėti kaip pėlė po šluoto. Pas mane normaliai yra, kad pacientas ne vienas sėdi prieš mane. O jeigu taip pasakyti, tai prisimenu. Sėdi mažiausia, o už jo nugarą sėdi Petronis. Todėl, kad čia yra Petronio pacientas pirmoje vietoje, aš jau kaip vidėjas. Paskui jis turi už savo nugaros kitų pacientų. Palatas pas mus, žinot, kaip mažos tokias grupės. Ir jo žmonės, jo linkės palaikyti. Ir iš viso visas skyrius, kaip jūs suprantat, yra prieš viršininkų. Ir linkės visi 30 žmonių, kurie gali būti, su jo kartu visi prieš mane. Jam patogu, jam gera. Aš durnius turiu prieš save visą skyrių ir visuomenę. Jeigu toliau, tai jis neturi virš save, pabėgo nuo tėvo, pas mane pilna viršininkų. Yra kaip čia, Načmėdas, tai čia yra kaip čia. Ne, vyriausias direktorių atstovas medicininiams reikalams. Medicina. O paskui yra visokiausi kontrolieriai, taip specialiai. Gydytojų konsultacinė komisija, kuri praktiškai yra gydytojų kontrolės komisija. O taip pat direktorius, kuris nieko nesupranta, bet negali prisipažinti, kad nieko nesupranta ir nieko nežino apie mano pacientą, bet jeigu ką, turi valdžią. Realiai turi valdžią, ir žinot, aš gavau per savo gyvenimą 5 papildymus, 4 perspėjimų, o Petronis rodosi nieko negavo. Dabar, kas yra protingas, kas yra durnas? Iš to, ką kalbate, aš suprantu, man
girdisi tik du dalykai. Vienas dalykas, kad kiekvienas mazochistas pritraukia sadistus. Antras dalykas yra, suprantu, kad tai jūsų problema, galime ją spręsti, bet nelabai suprantu, tai reiškia, kad jūs dabar norite išeiti pas Petronį. Norėčiau išeiti labai spatiliai pas Petronį, pas Remėjį, kuris pas mane dirba, o turi privati dar polikliniką. Bet tu žinai, kaip esu durnas, tai neišeinu. Bet man dar įdomiausia, kad durnas ir dar turi mokinių. Tai va, ko mokiniai mokosi? Tai va, čia klausimas Juliaus ir Jeronimas sakė, kad mokosi. Tai ko galima išmokti? Kaip protingumo išmokti, tai čia yra pavojingo, kaip durnystės. Taip, aš jau beveik visus metus mokausi, tai parašęs pirmą knygą apie depresiją, labai pakvietė ir vakau visus seminarus ir visas tas istorijas ligonių matau aprašyti, kad čia išleidom kartu, sveikinti su depresija. Ir aš labai norėčiau tokią papasakoti iš gydytojo atsitikimų, kai ateina į kabinetą ligonis ir sako, kad kaip ir man dabar nuo ko pradėti, sako, nežinau nuo ko pradėti, tai sako, gydytojas, pradėk nuo pradžių, tai sako, nu gerai, tai pradžioje sutvėriau žemę ir žvaigždes. O kadangi visi čia susirinkę, tikrai nori išeiti su diagnoze. Tai reiktų. Aš norėčiau ir perskaityti, ne ką aš perskaičiau jų skyriui, reiškia čia tokiau metaforiškai, bet čia galite labai suprasti, kad iš karto nereikės pas gydytoją. Reiškia taip, aštri psichozė, aš kalbuosi su katinu. Aštri haliucinacinė psichozė, aš kalbu su nesamu katinu. Paranoja, aš bijau pasakyti kažko netinkamo girdint katinui. Šizofrenija, katinas kalbasi mano viduje. Neurasterija, katinas mane ignoruoja, o man tai atrodo nepakeliama. Ir maniakinė depresinė psichozė, mano katinas manęs visai nevertina. Ir čia ir tokia šiandien depresijos. Taip, ačiū, o tikrai, jeigu rimtai labai tam skyriui, aš neįsivaizduoju rašytojas, kiek daug temų, pasako, ten moteris ateina, sako, aš neturiu, jeigu man duotų antrą gerą gyvenimą, aš vis tiek sugadinčiau. Tai mes sakom, kad jau tu pati sakai, kad tu sugadintum gyvenimas, taip toliau, labai tokių gražių temų, tas temas mes kartu. Svečiam, man atrodo, kad imsti vieną knygą ir aš tikrai sveikinu gydytoją, kuris vadintas turi, ar čia kokio kito tipo, absoliučiai nepavydį gydytojas. Nieko, jaučiu, kad tu mato konkretų. Nemato jokio, tik nori padėti, ir jeigu psichologija gera, ir gydytojas tikrai kviečia ir mane, ir kitus, ir to yra garbingas žmogus. Daug sėkmės mūsų gydytojų. Taip supratau, visi, kas nemato dabar katino, esate ligoniai. Viskas yra gerai, dabar Juliau, tu turi katiną apskritai. Ne, šunį. Tai čia kas yra, bet kokia čia liga? Aš vis dar galvoju apie daktaro klausimą, sulėtėjusi reakcija pas mane, kur jisai yra protingas ir kur jisai yra durnas. Tai manau, kad protingas yra tame, kad nuolat man primena, kad aš jam esu skolingas. Turbūt čia tas ir Petronį liečia, kad aš esu skolingas, kad aš vis turiu ko mokytis, ko siekti, o durnas, tai kad vis dėlto skola truputį yra per didelė mano kišeniai. Štai praeitą savaitę išsiaiškinom, kad aš 50 000 dar turiu skolingas. Už vieną pamoką. Taip, už vieną pamoką. Tai, jeigu 100 litų būčiau skolingas, gal daktaras galėtų tikėtis, kad grąžinsiu juos. Bet kai 50 000, tai, nežinau. O dar viena mintis, irgi į tą pirmą klausimą, lyginant su Freudu, tai koks yra skirtumas. Tai labai paprasta. Pasekėjų skaičius, kiek Freudas turi pasekėjų ir kiek daktaras turi pasekėjų. Aš dabar, kai peržvelgiu naują psichoterapeutų sąrašą, tai turbūt apie 80% yra freudistai
Lietuvoje. Ir skirtumas tas, kad iš tikrųjų psichoanalizę ir Freudą sekti yra daug paprasčiau negu dr. Alekseičiką. Ten yra aiškios teorinės schemos, kurias žmonės išmoksta ir paskui tom schemom vadovaujasi savo darbe ir bando kiekvieną pacientą įdėti į tam tikras lentynėles, į tas schemas ir jiem nuo to aišku yra lengviau. Pas dr. Alekseičiką tokios aiškios, bent aš kiek dirbu kartu, tokios aiškios teorinės schemos, kad galima būtų va taip sudėti, suklasifikuoti ir viskas būtų labai aišku, nėra. Ir manau, kad dėl to dr. Alekseičiką sekti yra daug sunkiau. Noriu patikrinti visi. Yra pas mane schemų. Yra ir labai protingų schemų, kurių jūs gal nesuprantat. Ir labai durnų aiškių schemų, prie kurių jūs nenorit prisidėti. Tai tokie kraštutinumai yra, dėl to būna sunkiai. O iš viso tai žmogui be abejo reikia turėti savo, reikia turėti savo auksinį vidurį. Dauguma žmonių prisilaiko šito vidutiniškumo, šito auksinio vidurio. Aš dar tik tai repliką duosiu Arūnui, nes mano replika tikiuosi bus trumpa, nes iš ko girdėjau supratau vieną skirtumą tarp Freudo ir Alekseičiko, kad Freudą mokiniai vis kritikavo, o Alekseičikas vis mokinius kritikuoja. Tai vienas, sakysim, skirtumas, o kitas dėl gausos, tai matai, Julius, ta gausa kiniečių irgi yra daug, žinai, kaip yra taip sakoma apie toks negražus anekdotas, ko Arūnas negirdi, sako, Dievas kūrė žmogų po vieną, kai priėjo prie Kinijos pavargo. Tai čia, taip žiūrint su Freudu, kartais tai irgi toks man vaizdas, kad psichoanalitikų yra daug, bet daktaras tik vieną lipdo, po jau taip lipdo jau kaip rankų modelis kiekvienas mokinys daktaro. Nesitikėjau šaliaus visko rasistinio anekdoto, bet vis tik išgirdau. Šiaip baisiau. Bet šiaip ir taip norėjau Juliui pratęsti. Iš tikrųjų yra tas dalykas, kad mokytis iš daktaro turbūt ir jau čia vėlgi tą kartą supratot, nėra taip lengva. Nes nuolat reikalaujama asmeniškumo, asmeniško santykio. O asmeniškas santykis kainuoja. Ir kainuoja daug. Į kainą nenusakoma. Tiesiog tu turi investuoti visą save. Ir aš nenoriu pasakyti, jokių būdų nenoriu pasakyti, kad iš tų nemažos dalies, kaip Julius sakė, turbūt 80% vienaip ar kitaip susijęs su psichoanalize Lietuvos psichoterapeutų. Nenoriu pasakyti, kad jie visi savęs neinvestuoja, jie visi yra neasmeniški. Anaip tol. Bet psichoanalizė sudaro galimybę atsiriboti. Net ir taisyklės, kurios ten yra, jos sudaro galimybę atriboti tave nuo tavo darbo. Ir jeigu tau per daug sunku save investuojant, tu galiausiai savo labai gali sąžiningai ir etiškai pasakyti. Tas ligonis, tas pacientas yra tik tai viena iš mano funkcijų. Tai yra tai, ką aš darau, bet tai, kas aš esu, yra kažkas kita. Tai kalbant apie, kaip daktaro mokykla vadinasi, intensyvus terapinis gyvenimas. Mano galva, kalbant apie šią mokyklą, taip niekaip nepasakysi. Nes savo pagrindiniai knygoje Gydyti gyvenimo, daktaras Aleksandras, kurios turbūt jau seniai nebeliko knygynuose gaila, daktaras Aleksandras visada rašo, kaip aš tampa mes, kaip aš atsispindi tu. Ir niekur tu nepabėgsi ne tik nuo savęs, bet ir nuo to, ką tu veiki su kitu, nes tu niekada negali veikti su objektu. Tai yra krikščionybės principas. Ir be abejo, kad šituo atveju mokinių neišvengiamai bus mažiau. Ir tai yra teisinga. Tai yra teisinga.
Ar galima klausimą? Taip. Man atrodo, kad šiuolaikiniam žmogui, sakykime, tam kažkokio tai nerimo ar tam egzistencinio ilgesio žymiai sunkiau spręsti šitą problemą susijant save su religija, ne dėl sveiko proto ir ne dėl neurozės, bet dėl tam tikros sunkiai įveikiamo išdidumo ar sugebėjimo kažkaip nusižeminti, taip patikėtis, reiškia, suduoti save tikėjimui, meiliai ar vilčiai. Tai vat, kaip ta psichoterapija, reiškia, tam šiuolaikiniam žmogui lengviau būtų susijęti su religija. Matau klausimus, ar puikybė nėra neurozė jums? ne, aš atsiprašau, aš neskaičiau knygos, galbūt. Ne, aš čia sakau, kad jūs kalbate apie puikybę, apie tą dalyką, kaip sunku, kad pradėti. Gal išdidumą labiau. Išdidumas, bet sakau, aš išdidumą krikščioniškas, bet tai jeigu ar atsakysit. Mikrofoną turėtų? Nereikia dviejų. Taip, aš tai galiu atsakyti labai trumpai, bet kaip čia atsakyti protingai ir durnai kartu? Jeigu protingai ir abstrakčiai, tai be abejo, išdidumas nėra neurozė. Tai yra pirmas mirtinas grėsmas. Taip, nuodėmė. Kartai viską, kodėl jis pirmas, nuo to viską ir prasidėjo, kad žmonės patikėjo, kad suvalgysim obuolį ir būsim kaip dievai. Kaip dabar kitas priešingumas, jeigu turėsim daug pinigų, tai būsim kaip dievai ir viską galim susitvarkyti. Tai toks yra labai protingas ir abstraktus atsakymas. O jeigu taip kvailai atsakyti praktiškai, žinot, dabar galbūt taip ir, galbūt ir nenorėčiau atsakyti taip labai paprastai ir kvailai. Taip, turbūt per daug turiu išdidumą dabar. Greičiau aš rodau savo išdidumą. Gal pats protingiausias visi pas mus esat jūs Novickas. Labiausiai reikia išgydymo, žinot, taip paprastai ir gudriai, neatsakydamas, išeinu iš šito klausimo. Tai gal jūs atsakysit, be abejo, jeigu jūs atsakysit, paskui aš turėsiu. Tai gerai, tai dar kol kas aš galvoju ir mokiniams ir viskas, ar Būnui, ar dar kažkas, ar Julius, ar Robertas, ar Ronimas, kas nori dabar kalbėti. Bet su Dievu galima kalbėtis ir labai kaip su lygiu, juk žmoguje taip pat yra Dievo dalis ir galima nebūtinai sveikas, mano Dieve, ar ne, ir nenusižeminti, ir labai mėly tam ir visokių formų. Dievas priima visas formas. Labai paprastai, durnai, bet veiksmingai. Tikrai gerai, bet kaip šitas durnumas praktiškai pasinauduoti. Tai aš sakysiu, kad Petronis jūs prisidėsit prie šito. Nežinau, ar man pavyks durnai. Kiek kartų buvo durnas? Bet tai su jūsų pagalba. Aišku. Mane jūs diagnozavo labai tiksliai. Aš, jeigu per tokią savo patirtį, tai pirmieji metai, gal net keleri metai skyriuje, man iš esmės buvo sunkiausi tuo, kad turėjau daug reikalų su savo išdidumu ir aš mačiau, kaip kai kurie kolegos bėga.
dingsta, taip ateina ir dingsta ir išbūti tokiam neišdidžiam ir asmeniškam santykyje, taip antrinant Arūną, tas buvo ko gero didžiausias išbandymas. Ir čia aš jaučiu, kad neišeina man labai dažnai. Ir kai tenka susidurti su studijų programomis, psichoterapeutų ruošimo programomis ir taip, ką kolegos daro, tai to tokio asmeniško ir tokio dugnuko santykio su žmogum labai retai mokoma. Dažnai tas mokymasis yra panašus, jeigu su tokiu lyginimu, tai vat galima su muzika, tai mokoma kaip teisingai groti instrumentu, bet kaip jausti muziką neypatingai. Tai viena iš brangiausių pamokų, kurią aš turėjau skyriuje. Tai kad ne tiek aš išmokau teisingai groti, bet man regis muziką jausti aš drįsčiau sakyti, kad pramokau. Nu gerai, po to visą tai aš gal uždėsiu pasakyti, kokie turi būti santykiai su Dievu, su tikėjimu. Vienas iš mano mylimų vaizdų tai yra toks. Jeigu Dievas mane baudžia, ačiū Dievui, jis mane neužmiršo. Tik mes turim, kiek galima paprasčiau, tai didelis filosofijos, susigaudyti, už ką jis mus baudžia. Dažniausiai dar aukštesnė pakopa, dėl ko jis mus baudžia, kad mes išvengtų didesnį kokį nors klaidą. Tai vat turiu susigaudyti ir turiu būti tikingas. Labai paprasta. Durnai atrodo, Dievas mane baudžia, ačiū Dievui. Jau labiau, kad knygoje atrastumėt maksimą, kad dėkingi pacientai sveiksta greičiau. O nors man visada labai patinka dar vienas iš jūsų posakių, kad jei, kaip sakyti, pacientui viskas galima daug, arba sakysim, pacientas visada teisus, kol jis sveiksta. Iš tikrųjų, kol jis sveiksta, viskas yra tinka, bet kai jau nesveiksta, tai tada iš tikrųjų prasideda labai sudėtinga ir sunki psichoterapija. Visi mes irgi norime tokio, irgi šiandien irgi taip juokaudami, aš labai dėkoju Šarūnui, kad jis taip labai giliau užgriebė, mes taip juokaudami kalbame apie psichoterapiją, turbūt dėl to, kad tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir vėlgi vienas iš įvaizdžių, kurį atrasite knygoje, ar atradote knygoje, kad yra du tipai žmonių, kurie eina pagelbėti kitiems. Vieni mėgsta pagelbėti, kiti moka pagelbėti. Tai yra, kaip gydytojas sakė apie gaisrininkus, vieni moka gesinti gaisrus, kiti mėgsta gesinti gaisrus. Ir yra dalykas, ir nedaug dievė, kad atrasti gydytoją arba atrasti pašnekovą, kuris mėgsta padėti, o nemoka padėti. Tada jis pridaro labai daug žalos. Jau dėl to, kai kurie yra atsakymai ir mūsų, ir šiandien kalbėjimas toks yra šiek tiek toks pabėgimas yra į juoko lygį ar dar kažkaip, nes iš tikrųjų yra labai sunku kalbėti apie labai asmeniškas problemas ir labai apie unikalias problemas, kalbant pateikiant schemą. Nes jeigu žmonės dažnai klauso, ką reiškia būti sveikam, tai vėlgi tokį klausimą turbūt reikia tik parodyti, bet man atrodo šiandien svarbu, kad mes po truputį bandom kažką rodyti. Ir toliau aš dar tikiuosi gydytojas dar kažką parodyti, dar turim kokių 5-7 minučių. Nu, taip, jeigu tyliai, nors aš tikėsiu, kad dar įsijungs, na, tai aš galiu parodyti, bandžiau rodyti ant kitų, bet labai kukliai rodyti šiandien ir atsargiai, toliau rodysiu ant savęs. Taip, žadėjom, kad mes šiandien visi ginsim Freudą. Arūnas neblogai bandė gydyti Freudą. Nu ir man dar tada norisi jo apginti. Kaip geriau galima apginti? Tiesiog, apginti žmonės tiesiog įdomiai dažnai
su pagalba kitur, ne su pagalba aš, su pagalba mes. Mes su tėvu, mes su savo šeima, mes su savo vaikais. Ir norisi pagirti Freudą per vieną iš jo geriausių mokymų, kuriam Freudui esu pakankamai dėkingas ir Karlo Gustavui Jungui yra dėkingas. Tarp kitko kabinete Jungo portretas yra, nuo Freudo portretą nėra. Tai kaip Jungas gerai kalba apie išmintį ir apie kvailumą. Ir tokiu būdu rodau, kad tikrai galima Freudui būti dėkingu, kad jis turėjo tokių protingų mokinių. Nu ir aš, aišku, prieš psichoanalizę, bet kur reikia, rodau, kad jie yra žymiai protingesni žmonė, išmintingesni žmonė ir svarbiausia, galbūt более искусные профессионалы. Как вы išmoningesni, nežinau, profesionalai. Искусные, žinot, tikrai meniški profesionalai. Gal taip gali pasakyti. Žiūrėkit, ką Jungas sako ir pamatysit, kad, iš vienos pusės esu durnas, taip nemokėjau pats pasakyti. Ir iš viso, kalbėdami, nesu durnas. Aš galvojau, kad aš čia kalbėsiu turbūt 5 minutės. Žiūrėkit, kiek aš gražiausia, Kalbėsiu 5 minutės. Durnas esu. Bet už tą galiu jums pacituoti. Taip daug visokiausių išmintingumo čia turi. Tai ką Jungas rašo apie kvailystę ir išmintingumą. Sukvailėti galima lengvai, be jokio meno, bet izvlėč, atrasti kvailystėje išmintį, tai jau turbūt didelis menas. Kvailystė tai yra motina išminčių, o ne gudrumas. Čia aš verčiu, rusiškai man geriau sektusi, žiūrėkit, kaip gražiai skamba. Глупость – вот мать мудрецов, а не смышленность. Kvailumas yra, kaip galima sakyti, išminties šaltinis, bet ne gudrumas, gudruoliškumas čia. Žiūrėkit, kaip iš vienos pusės taip parodžiau savo durnumą, savo kvailumą, o iš kitos pusės, atradau tą, ką gali jums pacituoti. Ir be abejo, randu taip puikiai pas paprastų žmonių tokias išminties. Turėsite išversti, lietuviškai taip aš negaliu pasakyti. Kaip skamba. Дураку море по колено, а лужа по уши. Jo, čia ir išvers. Kvailiui jūra iki kelio, bet skęsta baloje. O baloje iki ausų, bet taip. Žiūrėkit, taip, kada man reikia, tai man jūra iki kelio. Liudininkų čia turiu, jeigu. Bet esu pakankamai atsargus, kad nepaskęsti lūžą. Ir taip pat, jeigu vėl norisi cituoti protingų žmonių,